Labas vakaras. Labas vakaras. Šiandien su jumis laida Atvira studija, jos vedėjas Vadimas Nurulinas ir šiandien mūsų svečias Lietuvos elektromobilių asociacijos valdybos pirmininkas Laurynas Jokušis. Sveiki. Šiandien mes kalbėsim apie elektromobilius, apie jo perspektyvą Lietuvoje ir jūs kaip asociacijos pirmininkas galėsit mums trumpai, aiškiai, populiariai paaiškinti, kas tas yra per automobilis ir kokios jo perspektyvos. Bet aš norėčiau pirmą paklausti jūsų asociaciją, kada jinai įsikūrė, kokie jos tikslai ir ką jūs to siekiat, kad įkūrėt tą asociaciją. Asociacija mūsų buvo įsteigta 2010 metais, šiek tiek daugiau negu prieš 2 metus. Mūsų pagrindinis tikslas buvo suvienyti elektromobilių entuziastus Lietuvoje, kurių buvo gal vos keletas. Susibūrėm, pirmiausia, ir buvo tokia mintis, ką dabar darom, kaip populiarinam tos elektromobilius Lietuvoje. Sukūrėm planus, kad reikia steigti infrastruktūrą įkrovimo, kad reikia Lietuvoje pradėti gamybą elektromobilių komponentų. Dar per tos 2 metus tikrai nemažai mums pavyko pasiekti. Turim keletą įmonių, asociacijos, kurios jau dabar gamina, eksportuoja produktus. Pradėtas rengti, kaip pasakyti, elektromobilių tas įkrovimo tinklas. Taip pat parašytas įstatymas leidžiantis perregistruoti benzinius automobilius, perdarytus į elektromobilius. Leidžiama nemokamai parkuotis miestuose, nuo sausio 1 bus leidžiama ir važiuoti autobusų juostom elektromobiliais. Taip pat elektromobilių įkrovimo stotelės ženklai, visos kelių eismo taisyklės buvo suderintos su Susisiekimo ministerija. Na, daugiau dalyvaujam ne tik tai, kaip pasakyti, įmonių veiklose, bet ir su vyriausybė dirbam, parašyta taip pat galimybių studija, kuri numato planus ateityje kaip elektromobilių. Aš taip suprantu, entuziastai, kurie, sakykime, patys norėtų pagaminti automobilį, jie kreipiasi per jūsų asociaciją, kažkokią tai pagalbą jūs jiems suteikėt tokiems žmonėms, entuziastams. Mes žmonėms daugiau suteikėm, entuziastam, tai aišku informacija visą, kurią galim, o ta prasme tokia, jau kaip pasakyti, pagalba, tai daugiau asociacijos nariams, įmonėms. Jūs vienijat ir įmonės? Mes vienijam pagrindė įmonės tik tai. Pagrindė įmonės? Taip, tai yra įmonės. O jūs kokį turite įsilavinimą? Jūs asociacijos pirmininkas, jūs kažką tai turit bendro su ta jūsų specialybė? Aš baigiau, tiesą sakant, tik šiais metais baigiau elektronikos inžineriją Kauno technologijos universitete. Ir mano baigiamasis darbas kaip tik ir buvo krovininio automobilio perdirbimas į elektromobilį. O skaitot, kad ir krovininis transportas pas mus galėtų važiuoti elektrą. Taip paprastai mes kalbam tik tai apie lengvus mašinus. Kaip tik yra toks niuansas, kad didieji gamintojai pradėjo gaminti daug paprastų automobilių, lengvųjų automobilių, elektromobilių, o krovinių automobilių gamintojų kol kas praktiškai nesimato. Tai yra gal tik tai vos vienetai tokių gamintojų ir mes norim iššokti jų gretas. Dabar mes biskį norim į istoriją, aš norėčiau paliesti, kad jūs papasakotumėt. Juk pirmą atsirado išvis elektromobilis, žmonės pradėjo elektrą pirmą važiuoti, taip? Tikrai taip. O kodėlgi, kame reikalas praėjo tiek metų, jau turbūt virš 100 metų praėjo, ir mes su elektromobiliais dar nevažiuojame. Nu, kas važiuoja, kas nevažiuoja, šiandien važiuoju elektromobiliu. Ir 2 metus jau jo važinėjau kasdieną. Bet pagrindinis dalykas tai buvo, žinoma, akumuliatoriai. Taigi, pirmas elektromobilis buvo sukurtas prieš daugiau negu 150 metų iš tikrųjų, nors jais dar daugelis šiandien nevažiuoja. Pagrindinė problema to yra akumuliatorius. Daugiau nei 100 metų nebuvo kitos akumuliatorių technologijos kaip švininiai akumuliatoriai, kuriuos naudojam ir dabar automobiliuose užvesti. Per paskutinius 10-20 metų ištobulėjo akumuliatorių technologijos, kurios leidžia įveikti daug didesnius atstumus. Gali būti pakraunamos nelyginant kelis šimtus kartų, kelis tūkstančius kartų. O dabar yra jau net keletas naujų akumuliatorių technologijų, kurie pasirodys per sekančius 5 ar 10 metų, kurie leis elektromobiliui nuvažiuoti ne 100-200 km kaip dabar, o net iki 1000 km. Nusklindant tokią nuomonę, kad naftos produktų gamintojai, prekiautojai, kad jie stabdo to elektromobilio gamybą. Ar tai yra realu? Tai iš tikrųjų labai jautės, kai atsirado pirmieji elektromobiliai jau antros kartos vadinamos naujais akumuliatoriais, tai
buvo maždaug 96-98 metais Amerikoje General Motors net buvo pradėję gaminti vieną modelį, kurį būtent sustabdė, kaip įtariama, naftininkai, nes jie pamatė realią grėsmę. Dabar, kaip žinoma, naftininkai turi daug pinigų, investuoja į žaliasias technologijas ir patys šią ateitim tiki. Naftininkai dar tobulina ir tą patį benzininį variklį. Taip. Ten tobulinimo irgi yra ir skiriama labai daug ir lėšų, ir laiko, ir taip toliau, resursų daug skiriama tam varikliui. Nors patobulinti labai jau daug ką nepavyksta, kadangi ir vis tiek jisai važiuoja tiek, kažkiek tai mažiau kūro ima, bet vis tiek važiuoja jisai tai kaip ir prieš 100 metų, kažin ko atras. Nieko naujo. Jeigu visa ta energija būtų paskirta akumuliatoriams, galbūt mes jau dabar važiuotumėm su elektros mobiliais. Sudėtinga pasakyti dėl to, kad čia šitas vystoma dėl vidaus degimo variklių, būtent dėl esamų reikalavimų Europai. Tai yra euro standartų, kurie riboja automobilių išmetamųjų dujų kiekį. Tai pats pagrindinis dalykas ir yra vykdomas vien dėl šitų, tarkim, bendros valstybės ar visos žemyno, visos politikos. Man domina dar klausimas, kodėl elektromobiliai tokie brangus? 130 000 Mitsubishi serijinis automobilis, kurį galima įsigyti Lietuvoje, Europoje, ir jisai su tokiais parametrais tokią kainą vartotojui neapsimoka, kadangi jam geriau tada turėti jau benzininį variklį. Sakykime, dabar neseniai mačiau, Lietuvoje buvo pagamintas automobilis iš itališkų detalių ir jisai atsėjo, taip gamintojas pasakojo, kad jam jisai išėjo 50-60 tūkstančių, jo savikaina. Bet tai neserijinis automobilis, jisai buvo padarytas garaže, buvo padarytas rankomis, tai būtų produktas labai brangus, bet jisai vertina, kad jisai jam išėjo 60 tūkstančių. O serijinis automobilis kainuoja 130 tūkstančių, daugiau kaip 2 kartus brangiau. Kodėl tokia situacija? Tai nėra 2 kartus brangiau, reikia nepamiršti tokių dalykų, kad didieji gamintojai parduodami automobilį, prie automobilio kainos reikia priskaičiuoti ir jo nugabenimo kainą, serviso garantijos kainą, taip pat dasideda, kadangi tai nėra dalis ir automobilis, prisideda ir PVM-as. Kaip ir kalbėjau, techninis aptarnavimas, jo pardavimo kaina ir visą tai susideda ir iš tikrųjų ta kaina gaunas pakankamai didelė. Lietuvoje perdaro automobilius taip pat yra žmonių entuziastų, gamyklos, specialiai gamyklos, turbūt nereikėtų tokio kaip Fordo gamyklą statyti ir taip toliau, perdarimui tokio automobilio. Kokios būtų čia perspektyvos, sakykime? Tikrai gamyklos dėlės nereiktų, tarkim, įmonė, kur aš dirbu, taip pat užsiemam elektromobilių perdirbimu. Ir tas perdirbimas gali būti vienetinis, gali būti smulkiai serijinis, bet įmanoma gauti iš gamintojų naujus automobilius, benzininius ar dizelinius, kur pagal atskirą sutarimą būtų be garantijos, be techninio aptarnavimo, jo kaina yra ženkliai mažesnė. Įmontuojant naują elektrinį agregatą, tai kol kas gaunas šiek tiek pigiau negu perkant serijinį automobilį elektrinį. O kokia detalė būtų šito automobilio pati brangiausia? Brangiausias detalės yra dvi, tai yra galios valdymo sistema ir akumuliatorius. Pats variklis jisai tikrai nėra kaip brangus agregatas, yra valdymo sistema, kurį valdo pakankamai brangi šią dieną, kadangi gaminamas smulkiaseriniu būdu. O jeigu tai būtų masiškai gaminama, tai kuri detalė čia galėtų žymiai atpigtų? Tai būtent elektronika, visa elektronika tikrai. Elektronika būtų atpigus, jeigu būtų serijinis automobilis. Taip. Bet kol kas tokio serijinio automobilio mes dar ir kaip ir neturim. Ir tokios, jeigu žmonės ir patys perdaro, jie turi tą elektroniką patys kažką tai. Elektroniką galima ir nusipirkti, iš tikrųjų galima nusipirkti, nors nėra tų gamintojų labai daug, bet yra įmanomas variantas nusipirkti tokią įrangą. Kokius turi pliusus ir kokius turi minusus tas vartotojas įsigijęs tokį automobilį? Pagrindinis pliusas turbūt tai, kad labai smagu niekada neužsukti į kuro kolonėlę. Pats važinėjau, kaip ir sakiau, 2 metus ir tiesiog nekreip dėmesio į kuro kainas. Minusus, žinoma, tai būtų kiekvieną kartą išlipus reikia išsitraukti laidą, pasijungti rozetę, nors dabar yra plačiai populiarėjantis belaidis pakrovimas. Daugiau tokių minusų, žinoma, aišku, nuvažiuojamas atstumas, jisai tinkamas važiuoti tik miestu, jeigu važiuojant į kitą miestą, jau reikia turėti dizelinį ar hibridinį automobilį. Sakykime, aš vidutinių pajamų žmogus norėčiau turėti automobilį ir man reikėtų, sakykime, aš gyvenu Jonavoje, važiuoju į darbą į Kauną.
Tai man išeitų kokių 60-70 km per dieną nuvažiuoti. Aš atvažiavęs namo, man problemų nėra. Aš į garažą vakare pastatau automobilį prie namuose. Aš turiu menį, įjungiu į rozetę ir tegul jisai kraunas. Kitą dieną aš iš ryto atsikeliu, važiuoju į Kauną. Į Kauną atvažiavęs, jeigu, arba į Vilnių aš net nuvažiuosiu 100 km, aš ir ten surasiu kur rozetę. Man nereikia kolonėlės. Kažkodėl tai labai daug dėmesio dabar skiria apie tai, kad kolonėlėse, kad tai būtų patogu pakrauti ten ir taip toliau. Man nereikia kolonėlės. Aš surasiu, pas draugą nuvažiuosiu, kieme įkišiu rozetę, tegul stovi, pakol aš ten dirbu, sakykime. Taip. Kodėlgi tiek daug dėmesio skiria būtent šitiems reikalams, taigi galima gaminti tą variklį ir be šitų reikalavimų. Pagrindinis dalykas tai vėl reikalavimai, klausimai, tai yra saugumas. Tai yra saugumas, jeigu lauke lyja, o jūs pasiėmat paprastą kištuką, kur paprastas elektros lizdas ir jis yra pajungiamas. Saugumo klausimas tikrai didelis, o šiuo atveju naudojant specialią ES naudojamą jungtį elektromobiliams. Tai yra visiškai saugu, kiekvieną kartą, jeigu elektromobilį yra srovės nuotykis ar kažkokios tai problemos, šlapia kažkur pateko vandens, jis tiesiog neleidžia jungti įtampos. Ir galima pirštų net kišti, tą nieko nebus. Dar aš pastebėjau, kad elektromobiliai jie važiuoja pakankamai ilgą laiką, jų nereikia labai daug aptarnauti, taip kaip benzininiai ir aplamai, sakykime, troleibusai. Joks autobusas Kaune, aš gyvenau Kaune dar vaikystėje, pastebėdavau, kad aš jau užaugau, bet troleibusai važinėdavo tie patys čekiškai troleibusai, kur buvo nupirkti. Numeris ant jo būdavo užrašytas, daleiskim, ten 120, jisai pradėjo važiuoti dar serijinis numeris, pačio troleibusai, jisai pradėjo važiuoti pats pirmas ir jisai važiavo dar 20 metų. Joks autobusas tiek metų nepravažinės, bet elektra varomas mechanizmas, jisai pravažinėja žymiai ilgiau ir išsilaiko kažkaip švariau ir geriau. Tikrai taip, nes realiai elektriniam varikliai, tarkim, senuose troleibuse yra tų dylančių dalių šiek tiek, tai yra variklis šepetelinis. Šiuo atveju naujose elektromobiliuose variklis neturi praktiškai dylančių dalių, tai yra tik tai du guoliai kraštuose, kur jo resursas gali būti milijonai kilometrų pačio variklio. Taip pat ir elektronikos, aišku, baterijų resursas apriboja. Tai vienintelis dalykas, tai čia baterijos, kurios reikėtų per tą laiką reikėtų keisti. O automobilis, jisai pasentų morališkai. Pasentų morališkai ir išvaizda natūraliai jo būtent. Reikėtų jį išmesti vien tik tai dėl to, šiaip galima būtų su juo važiuoti ir važiuoti. Taip. Paskutiniu metu gamintojai jie siekia tai, kad elektromobilį padaryti prabangių, kad jisai važiuotų 500 km, kad greitis jo ten būtų apie 300 km ir taip toliau. Man kaip paprastam vartotojui šito nereikėtų. Man reikėtų, kaip aš minėjau, kad aš važiuočiau su panašiu automobiliu, kaip jūs dabar važiuojat. Kiek jūs kilometrų maždaug važiuojat su savo automobiliu? Šis automobilis, kur atvažiuoju, jis važiuoja apie 120 km vienu įkrovimu. Su vienu įkrovimu. Kodėlgi gamintojai vis tik ieško galimybę, kad kuo prabangesnį. Ir dabar autosalonuose jūs turbūt pastebėjot, kokius pastato elektromobilius prabangius, o nelabai kreipia dėmesį į tokį vartotojų panašiai kaip aš. Aišku, čia pirmas dalykas yra įdomus rinkos žaidimas. Tai yra dėl to, kad padaryti labai galingą, labai, gal negreitą, bet labai galingą gerų pagreičio elektromobilį kainuoja ir inžinieriškai yra paprasčiau negu padaryti labai galingą benzinų varomą automobilį. Tarkim, variklis, jis gali būti beveik toks pat, tik tai daugiau reikia baterijų pridėti galingesnio valdiklį. Ir gaunas taip, kad jo kaina tada jau susilygina su benziniu analogišku prabangiu automobiliu, kuriam didžiąją dalį prabangiam automobiliui iš tikrųjų kainuoja didelis agregatas variklis. Bet jūs sutiksit su tuo ir tyrimai rodo, kad 95% gyventojų, jų poreikis yra pravažiuoti būtent tik tai 50 km per dieną į darbą po miestą ir daugiau jiems šito nereikia, taip kad poreikiai, jie biskį skiriasi. Poreikiai vartotojo ir firmų gamintojų. Toks niuansas yra, kad visi sako, visiems reikia važiuoti 50 km, bet kai pasako, kad yra nuvažiuojamas atstumas 160 km, jiems visą laiką kažkodėl mažai. Jiems kažkaip atrodo, to saugumo jausmo dar nėra tokio užtikrintumo, iš tikrųjų šitą pastebėjau klientui. Jie vis tiek ras, kodėl jisai netinka. Net tarkim, miestui yra 50% nuolaidą elektromobilį perkant, bet vis tiek jiems netinka, nes jis neaišku kodėl. Nepripratę žmonės tiesiog. Sakyt, o kas liečia dėl
žiemos. Taip pat šitą elektromobilį labai yra pretenzijų, kad žiemą su juo važiuot, jisai labai daug energijos išleis tam, kad apšildyt, nors siūloma, aišku, geriau, kad būtų gal dujomis pasišildyt tam kartu, jeigu važiuojat žiemą. Įsivaizduojat 20 laipsnių šalčio, be abejo, tai ir apšvietimas automobilio, ir šildymas, jisai paims didelę dalį energijos, paims ir negalima bus pravažiuoti. Kokia čia būtų išeitis? Išeitis tai yra labai paprasta, naudoti dyzelinius šildytuvus ir gamintojai didėja ir, tarkim, perdarinėtojai tą patį siūlo. Tiesiog įsipiltant kelis litrus dyzelio ir šildys, tarkim, iki 10-15 valandų. Saloną šildys, o važiuoti jau galima bus... Važiuoti praktiškai bus tas pats važiavimas. Sakykime, mes visi po truputį persėdam į elektromobilius ir ar atlaikys elektros tinklai. Šiaip tai man atrodo, kaip dabar būtų, jeigu aš pajungiu automobilį garažą ir jisai kraunasi visą naktį, tai skalbimo mašina pas mane visą naktį sukasi, tai būtų taip pat turbūt ir energijos paimti. Taip, panašiai. Tai aš nematau čia sunkumų, bet visi gąsdina to, kad bus elektros tinklai neišlaikys ir čia reikės atominės statyti ir taip toliau ir panašiai. Čia yra mitas, labai didelis mitas, dėl to, kad Lietuvoje, kai dar buvo Tarybų sąjungoje Lietuva, buvo didelės gamyklos, kuriuom reikėjo labai didelių energijos išteklių ir buvo pastatytas labai stiprus elektros tinklas, kurių šiai dienai apkrovimas nesiekia net 20%. Jis yra, mes turim perteklinį galingą elektros tinklą, realiai. Tai čia yra mitas tik tai. Kitose šalyse tikrai taip yra, kai kuriuose šalyse tikrai taip yra. Dabar sako, kad ekologinė nauda iš to maža iš elektromobilių. Vieni sako, kad tai yra ekologiškas automobilis. Tie aiškina, kad tai vis tik iš to nauda mažai naudos, kadangi faktiškai visuomenė energijos turės išnaudoti vis tiek pat. Dėja ne. Tai yra labai didelis skirtumas tarp vidaus degimo ir elektrinio automobilio dėl to, kad vidaus degimo automobilių geriausiu atveju važiavimui išnaudojama 25% energijos, kurią galima gauti iš kuro. Šiuo atveju elektromobilį tai yra apie 90%. Tai jau vien tai 3 kartus elektromobilis yra energetiškai efektyvesnis. O energiją elektromobilių galima gauti iš bet kur, nebūtinai. Žinoma, jeigu energija bus gaunama iš anglies ar naftos produktų, tas kažkiek atsilieps, bet vėlgi tai bus kelis kartus mažesnis skaičius, tuo labiau tai nebus tarša kažkur tai mieste. O jeigu gaunant iš atsinaujinančių energijos šaltinių, tai saulės, vėjo jėgainių, tai natūraliai elektromobilis gaunas visiškai švari transporto priemonė. Bet elektra galėtų pabrangti tokiu atveju. Poreikis didėja ir kaina kyla. Jeigu elektra pabrangtų netgi 2 kartus, tai nuvažiuoti 100 km elektromobiliu kainuotų ne 6 litus, o 12, tai vis tiek yra pakankamai nedidelis skaičiai. Dabar sakykit, prašau, kodėl, kiek pas mus iš viso važinėja elektromobilių Lietuvoje? Žinau, kad Estijoje ten yra remiama, jūs minėjote apie tai, kad remia valstybė. Kiek maždaug Lietuvoje pas mus dabar važiuoja žmonės elektrą? Kol kas tai yra 14, galima keliasdešimt sakyti, yra elektromobilių kaip, tarkim, normalių automobilių. Yra ir mažesnių, kurie registruoti kaip keturračiai, yra ir aišku elektrinių Motorola ir taip toliau. Visų bendrai paėmus, naujausiais duomenimi yra 150 elektrinių transporto priemonių. Kodėl mūsų vyriausybė neremia, taip kaip remia, sakykime, Estai? Estam pavyko dar paskutiniu laiku parduoti taršos leidimus. Dabar, kaip žinoma, tie taršos leidimų pardavimai yra šiek tiek sustabdyti. O mes, mūsų vyriausybė taip pat turi įvairių planų remti, tai yra PVM lengvatos ar netgi ir kompensacija. Tik tai bus pradėta kalbėtis jau nuo kitų metų ir planuoja turėti 2014 metais. Na, šiek tiek vėliau, bet reikia tam pinigų remti. Bet Lietuvoje kūras yra brangiausias, tai mes turėtume kaip ir pirmauti šitoje vietoje, kadangi mes daugiausiai ir kenčiam nuo to, kad be to mes priklausom nuo naftos produktų tiekėjų. Taip. Pagrindę nuo Rusijos, o taip mes būtumėm kaip ir nepriklausomi. Taip, elektromobilis reiškia nepriklausomybę nuo naftos, tai tas tai tikrai. Bet kol kas mes tam neskiriam pakankamai dėmesio. Kol kas valstybėje labai gerai yra, kai už kurą mokamas akcizas. Bet tai yra planuose,
vokiečiais, aš girdėjau, kad ir Masiulis kalbėjo apie tai, kad mes lyg tai planuojam gaminti elektromobilį, bet tai tik tai tokie pamastymai, o realių žingsnių vyriausybė nedaro. Nu, gamybą vyriausybė užsimti nereikia. Tai yra įmonės, kurios... Nu taip, bet tai skatint arba, sakykime, atleisti nuo mokesčių ir panašiai vyriausybė turi visokių svertų tam, kad taip. Tai sakau, tai yra numatyta planuose, kurie tikrai turi būti įgyvendinti per ateinančius porą metų. Jau dalis tų planų yra įgyvendinti. Kitų šalių vyriausybės skiria didžiulės lėšas tam, kad išeiti į kosmosą. Nu taip. Galingos valstybės. Tai jeigu nors būtų 10% nuo tų pinigų būtų skirta, sakykime, elektromobilizacijai šalies, tai mes jau važiuotumėm turbūt ir baterijos būtų jau pagamintos, ir automobilis būtų jau pagamintas specialiai. Ir mes jau galėtumėm turbūt važiuoti kaip... Savame suprantama, kai būtų finansavimas, tikrai taip būtų. Vokiečiai numato, kad po 20 metų pas juos bus parduodama po 1 milijoną automobilių, elektromobilių. Ar tai yra realu? Tai kaip jūs girdėjote jūs tokias kalbas? Girdėjau, dabar nežinau tiksliai, kiek Vokietija iš tikrųjų šiuo metu yra transporto priemonė, bet neklystu 20 keli milijonai. Tai gaunas keli procentai realiai. Tai visiškai realu. Visiškai realu. Dabar, jeigu žmogus pats perdirba automobilį į elektromobilį, jam reikia praeiti tiek apžiūrą, tiek ekspertizę reikia praeiti. Taip. Kokie ten yra reikalavimai žmogui? Ar vertėtų iš vis šito užsiimti? Taip sakant, žmogui pačiam perdaryti tai yra pakankamai sudėtingas darbas. Nors iš pradžių tai gali pasirodyti, kad baterijas įdėsiu, variklį įdėsiu, važiuos. Tiesą sakant, yra pakankamai sudėtingi reikalavimai elektroniniai, kuriuos įvykdyti yra pakankamai sunku. Ir jūs skaitot, kad tai neapsimoka žmogui pačiam šito užsiimti, nors yra tokie entuziastai, kurie užsiima. Jeigu ten tikrai didelis entuziastas auksinių rankų, tikrai, tai įmanoma. Tai yra tikrai įmanoma, ne vieną žmogų žinau, kuris savo persidarė, bet, sakau, tai yra sudėtingas darbas. O sakykime, nuperka žmogus Italijoje ar Prancūzijoje, kur gaminami šitie automobiliai, žinau, kad Italijoje jų nemažai gaminama, pas mus atvežę į Lietuvą, čia galima laisvai užregistruoti tokį automobilį. Tikrai taip. Jisai serijinis yra ir žmogui tai pastatys įskaito, išduos dokumentus ir jisai galės normaliai jį eksploatuoti ir galės normaliai važiuoti. Taip, tikrai taip. Jeigu jis yra gamintas Europos Sąjungoje ir turi europinį atitikti, tai jisai bus pilnai registruojamas ir važiuojamas. Sako, kad vandeniliniai automobiliai bus kaip ir alternatyva ir kokia čia perspektyva? Jūs žinot, kad tai yra konkurentas? Tai visiškai nėra konkurentas, nes vandenilis automobilis realiai vandenilio nedegina, kaip daug kas galvoja. Jis tiesiog vandenilį varos per specialią kuro celę, iš kurios gaunama elektra ir automobilį varo vis tiek elektrinis variklis. Tai vandenilis yra kaip elektros saugojimo būdas. Tai kol kas yra labai brangu, bet jeigu atsiras technologijos protingai pigesnės, tai tikrai išsivystys. Bet šiuo atveju tai elektromobilis su paprasta baterija yra gerokai pigiau. Skeptikai vis tik skaito, kad laiko, kad kol nėra baterijų, vis tiek apsimoka važiuoti tik tai šilto metu ir nedidelius atstumus. O šiaip tai, pakol nesugalvosit naujų baterijų, tai neapsimokėtų važiuoti ir toliau ir turėtų tokį prabangų normalų automobilį. Iš dalies tai yra visiškai teisingai, nes elektromobilis šią dieną negali būti pagrindinis automobilis šeimoje, tai turi turėti visą laiką antrą automobilį, su kuriuo važiuosi už miesto ar kažkada, kai reikės tikrai kažkur didesnį atstumą pavažiuoti. Bet tos baterijos atsiras, o didžioji dalis žmonių tikrai gali, kaip ir sakėt, nuvažiuoja 50-70 km, tai tikrai dengia tą atstumą. Sakykime, vartotojas, vidutinis vartotojas turėtų tokį automobilį nupirkti kažkur tai 50-60 tūkstančių, naujas jisai turėtų kainuoti, padėvėtas tai jau būtų 10 tūkstančių ir važiuoti, sakykime, 100 km už 6 litus, tai būtų toks idealiausias variantas. Bet kol kas tokių sąlygų nėra pas mus Lietuvoje ir kol kas tokių automobilių mes kol kas neturim. Po kiek laiko tai galėtų tokią galimybę atsirasti? Jeigu tai būtų kažkiek tai reikia, kad jų būtų gamyklų, kad jie būtų serijiniai gaminami kažkur tai.
Kaip parodė šiek tiek statistika, kuri jau dabar atsiranda, naudotų elektromobilių, jų kaina ženkliai lėčiau nuvertėja negu benzininių ar dizelinių. Kadangi jais važiuoti yra labai pigu. Tai variklis neužmušamas. Variklis neužmušamas, taip. Tik tai baterijų būklė priklauso. Tai kaip vystysis ta antrinė rinka, labai sunku pasakyti. Iki 4 kW variklis kitose šalyse jisai yra, nereikia teisių laikyti ir nereikia registruoti automobilio. Kaip pas mus Lietuvoje, iki kokio galingumo automobilis skaitosi, kad jisai gali važiuoti? Pas mus, man atrodo, dabar nepasakysiu, bet man atrodo, iki 4 kW užtenka teisių nuo 15 ar 16 metų. Tai yra kaip Motorolerio teisių reikia. Irgi, man atrodo, panašiai. Ar būna pas mus kada nors, ar buvo lenktynės, sakysim, su elektromobiliais? Juk jeigu būtų lenktynės, tada būtų mechanikai, turėtų tobulinti tos automobilius ir būtų tada progresas kažkoks. Tiesą sakant, patys dalyvavom lenktynėse. Ai, būna tokias. Buvo, na, aišku, tarp benzininių automobilių slalome ir slalome tarp 34 dalyvių pavyko užimti 2 vietą. Nu ir kaip jūsų nuomonė, ką žmonės turėtų, ką jūs turėtumėte daryti, ką žmonės iš vis turėtų daryti, kad mes šitoje srityje vis tik judėtumėm į priekį? Tai iš tikrųjų ne tiek nuo žmonių visų priklauso, kiek nuo valdžios, būtent valstybinės politikos, kokios bus taikomos nuolaidos elektromobiliams. Nuo žmonių tai tiesiog, ką galima pasakyti, tikėtais elektromobiliais, nebijoti jų įsigyti, tikrai, tarkim, Estijos pavyzdys parodė, kad ir ne kaina yra esmė. Žmonės vis tiek bijo, reikia šviesti juos, kad jie žinotų apie juos, nes jiems atrodo, kad akumuliatorius čia taip pat baigsis, nežino naujų technologijų. Naujas daiktas juos biskė atbaigė. Šiek tiek atbaigė, taip. Nu ir kągi, mums dar atrodo, kad elektromobilis tai yra tolima ateitis ir dar nelabai mes juos, kaip sakom, ir pasitikim, tačiau dar neseniai mes ir kompiuteris mums buvo stebuklas ir mobilusis telefonas irgi buvo stebuklas. Dabar, kai mes visi turim kišeniai telefoną, mes turim namuose kompiuterius ir tai matomai ir po kažkiek metų ir elektromobilis turbūt mes visi turėsime elektromobilius ir to nieko nenustebinsi, kad važiuosim su elektromobiliu. Nu tai kągi, to mes ir palinkėsim. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Iki ateinančio trečiadienio.